49. Reiki. Reiki yra Japonijoje atrastas ir ištobulintas metodas, kurį naudojantis asmuo, pridėjęs rankas prie kito žmogaus, gali subalansuoti jo gyvybinę energiją. Šis metodas dažnai naudojamas kūne sukauptam stresui mažinti, o tai padeda atsipalaiduoti. Reiki metodas taip pat skatina gijimo procesus. Reiki meistrai gydomo žmogaus paprastai neliečia, o energiją perduoda per delnus, lankydami juos virš kūno. Pagrindinis reiki principas teigia, kad silpna gyvybinė energija sukelia ligas ir kitokių bėdų. Reiki seanso metu gydomas visas žmogus, tai yra ne tik fizinis, bet ir emocinis, protinis bei dvasinis kūnai. Stipri gyvybinė energija padeda išsivaduoti nuo streso, palaiko sveikatą, padeda pasijusti laimingiems. Reiki meistras, nukreipdamas į jūs gydančią Dievo ir visatos energiją, padeda subalansuoti ir sustiprinti jūsų sielos energiją, atsipalaiduoti, pajusti ramybę bei saugumą. Per reiki gydymo seansus taip pat naudojami tam tikri simboliai, kurie leidžia tik tam tikrą lygį pasiekusiems reiki meistrams. Reiki mokymas skirstomas į 4 lygmenis, o sugebėjimas valdyti reiki energiją perduodamas vieno kitam. Šiandien pamastykite, ar nenorėtumėte užsirašyti į gydymo seansą pas reiki meistrą. Kad pajustumėte kažką panašaus į reiki energiją, susikoncentruokite ir lėtai veskite delnus virš kojų ir rankų, įsivaizduodami, kad per delnus iš visatos traukiate į save gyvybinę energiją. Pasisemkite visatinės energijos per rankų pridėjimą. 50. Nerimo amuletas. Nerimas yra natūrali reakcija į gyvenime patirimą stresą. Per didelis ir per dažnas nerimavimas sukelia fizinius sutrikimus ir ligas, pavyzdžiui, panikos arba nerimo priepuolius. Jei pastebite, kad nerimas tapo nuolatiniu jūsų palydovu arba nuolat jaučiat stresą ir niekaip nesugebate atsikratyti stresą sukeliančio negatyvumo, nerimo akmuo arba amuletas yra kaip tik tai, ko jums reikia. Susiraskite nedidelį akmenuką, medžio gabaliuką arba kitą nedidelį daiktą, kuris lengvai tilptų į delną. Jo paviršius nebūtinai turi būti glotnus, bet glotnumas leidžia lengviau pašalinti nerimą. Gruoblėtas daikto paviršius laikui bėgant nusitrins ir pasidarys glotnus. Kai kurie žmonės nerimo amuletui renkasi nedidelį medžiagos gabalėlį, pavyzdžiui, atlaso arba aksomo. Savo nerimo amuletą galite nešiotis kišenėje, pasikabinti ant kaklo kaip pakabuką, prikabinti prie raktų ryšulio arba pasidaryti su juo apyrankę. Svarbu visada turėti jį prie savęs, kai pajutę nerimą iškart galėtumėte nusiraminti. Kai tik pajusite, kad jūs apima stresas arba nerimas, pradėkite trinti amuletą pirštais ir leiskite neigiamai energijai ištekėti iš jūsų, pereiti į amuletą. Neleiskite, kad nerimas apverstų jūsų gyvenimą aukštyn kojomis. Išmokite atsikratyti šio negatyvumo. 51. Vėjo varpeliai. Ar kada nors teko įsiklausyti į vėjo varpelių skambesį? Švelnus ir melodingi garsai atrodo beveik nežemiški ir paliečia sielą. Jeigu dar neturite, įsigykite vėjo varpelius ir pakabinkite ten, kur galėsite sėdėti ir užsimerkę. Klausytis, kaip vėjas, švelniai judindamas varpelius, kuria unikalią muziką. Susiliekite su melodija, susitelkite į jos unikalų skambesį. Pajuskite, kaip kyla sielos energija ir susilieja su harmoninga varpelių energija. Klausydamiesi nežemiškos melodijos, leiskite šią energiją tekėti per jūs. Pasitelkite kūrybinę vizualizaciją ir leiskite savo energijai tekėti su varpelių skleidžiamais garsais. Klausydamiesi vėjo varpelių melodijos mes atsipalaiduojame ir dažnai tokiamis akimirkomis pabunda mūsų užgniaužti psichiniai sugebėjimai. Todėl įsižiūrėkite į vaizdus, kurie gali iškilti jums prieš akis, mintyse, išgirskite jums skirtą žinią.
Jeigu esate ne namuose, bet norėtumėte pasiklausyti vėjo varpelių ir atsipalaiduoti, paieškokite internetinių parduotuvių, kuriuose pardavinėjami vėjo varpeliai. Dažniausiai šios parduotuvės suteikia galimybę paklausyti varpelio skambėjimo per kompiuterį. Taip esu radusi keletą ypatingų vėjo varpelių ir netgi skambančius auskarus, kuriuos galiu visada pasimti su savimi. Melodingi garsai paskandins jūs savo nežemiškuose keruose ir nusineš su savimi. 52. Prizmės. Prizmė yra erdvinė figūra, per kurią perėjusi šviesa išsiskaido į atskiras spalvas. Prizmė gali įnešti į jūsų gyvenimą spalvų energijos, kuri padės jums kelti savo dvasingumą. Įsigykite kabančią prizmę ir pakabinkite ją prie lango. Pagavusi saulės spindulius, prizmė paskleis juos jūsų namuose vaivorykštės spalvomis. Ramiai atsisėskite ir susikoncentruokite į spalvas, pajuskite jų energiją ir kaip kyla jūsų vibracijų dažnis. Pasistengkite pajusti skirtumą tarp atskirų spalvų energijos, kuri jų šiltesnė, vėsesnė, gyvybingesnė. Jeigu nerandate prizmės, panašiam efektui išgauti galite naudoti spalvotą stiklą. Dar viena gera idėja yra paimti keletą bespalvio stiklo butelių, pripilti juos vandens ir įmaišyti maistinių dažų. Tada butelius užsukite ir pastatykite saulėje. Nesvarbu, kurį būdą pasirinksite, rezultatas bus toks pat. Į namus sklindanti spalvų energija jūsų gyvenamą erdvę pripildys pozityvumo. Įsižiūrėkite į spalvas ir pajuskite visatinę energiją tekančią iš saulės per stiklą ir išsisklaidančią aplink jūs nuostabiomis spalvomis. Leiskite visatos spalvoms lietis į jūsų gyvenimą. 53. Trikampio skambėjimas. Vien klausydami vėjo varpelio arba ieškodami savo asmeninio garso galima pakelti vibracijų dažnį. Ta patį rezultatą galima pasiekti harmonizuodami savo energiją trikampio skambėjimu. Jeigu nesate įsitikinę ar norėtumėte įsigyti trikampį, apsilankykite muzikos instrumentų parduotuvėje ir išbandykite šį pratimą. Galbūt tai padės jums apsispręsti. Laikydami trikampį rankoje, suduokite į jį stripeliu ir įsiklausykite į garsą. Pasistengkite pajusti jo dvejopą poveikį. Pirma, leiskite jam tekėti per jūs ir pripildyti jūs savo unikalią energiją. Pajuskite harmoniją su garsu. Nenutraukite savo ryšio su garsu, kol jis visiškai nenutils. Net ir garsui nutilus pamėginkite pajusti jį savo energijoje. Antra, pajuskite, kaip vibruojanti garso energija per jūsų delnus nuteka į rankas ir visą kūną. Kai trikampio garso energija užlies visą jūsų kūną, pajuskite, kaip kyla jūsų vibracijų dažnis. Įsitikinę, koks efektyvus gali būti šis pratimas, galbūt iš karto nuspręsite trikampį įsigyti. Jeigu norite panašų instrumentą visada turėti su savimi, galite išbandyti mažą varpelį arba mažas lėkšteles užmaunamas ant pirštų. Šiuos nedidelius instrumentus galite nešioti su savimi, kad prireikus bet kuriuo metu galėtumėte susijungti su savo dvasinė energija. Susiliekite į visumą su garsais, kuriuos skleidžia trikampis, varpeliai arba lėkštės. 54. Runos. Amerikos paveldo žodyne žodis runa aiškinamas taip. Bet kuris simbolis keliose abėcėlėse, kurias naudojo senieji germanai nuo 3 iki 13 amžiaus. Šio žodžio šaknis reiškia šnibždėti, kalbėti paslapčiomis. Toliau žodyne rašoma apie runų naudojimą kerams, kalendoriams kurti, nuosavybei pažymėti. Žmonės dažnai išraižydavo runų simbolius uolose, stovinčiuose šalia pagrindinių kelių. Kai kurie simboliai buvo laikomi apsauginiais, tokius žmonės išraižydavo ant savo namų, jausdavo į drabužius
išraižydavo ant metalinių plokštelių, kurias kabindavosi ant kaklo ir netgi išrėždavo ant savo ginklų. Plintant krikščionybei, runos pradėtos laikyti pagonių simboliais, kurie asocijavosi su bendravimo paslaptimis ir magija. Šiandien runos naudojamos burtams ir pranašystėms. Jos padeda rasti atsakymus į kamuojančius klausimus, spręsti problemas. Nusibraižykite runų simbolius ant popieriaus lapelių ir užduokite keletą klausimų. Pažiūrėkite, ar šis būrimo būdas randa jumise atgarsį. Internete galima rasti daug tinklalapių, kuriuose aiškinamos skirtingos runų sistemos. Suprastų runų nešamą žinią gana sudėtinga. Jos priverčia giliau pažvelgti į savo sielą, išanalizuoti savo elgesį, išvysti save kitoje šviesoje. Burdami runomis naudokite reikšmes, kurias rasite savo pasirinktame interneto tinklalapį arba jeigu runas pirksite prie jų pridėtoje knygelėje. Tačiau taip pat pasistengkite patys pajusti runų energiją ir susijungti su ja. Ieškant sprendimo savo problemai, tai leis jums išsirinkti tinkamiausią runą. Simboliai iš praeities gali suteikti informacijos apie ateitį. 55. Būrimas žvelgiant į objektą. Turbūt ne kartą esate girdėję, kad psichinių galių turinti žmonės ateitį pranašauja žvelgdami į krištolinį rutulį arba arbatos lapus, veidrodžius, tamsų dubenį, pilną vandens arba tamsaus rašalo, kavos tirščių, švytuoklę arba žvakes. Kai kurie netgi susikuria ir atlieka specialų ritualą. Jei norite lavinti savo psichinius gebėjimus, galite išbandyti šį būrimo būdą. Pirmiausia, išsirinkite objektą, į kurį žiūrėsite. Pavyzdžiui, aš ant savo stalo visada turiu butelį su vandeniu. Kai man būna reikalinga informacija, žiūriu į jį, kol pradedu matyti vaizdus. Vaizdus matome, nes susikoncentravę žiūrime į vieną objektą, bet nuo paties objekto tai nepriklauso. Objektas yra tik pagalbinė priemonė, padedanti sutelkti dėmesį ir pažadinti savo psichinės galias. Susitelkę galite išvysti vieną vaizdinį arba vaizdinių seką, lyg žiūrėtumėte filmą. Įsidėmėkite tuos vaizdus, nes vėliau turėsite nuspręsti, kaip pasinaudosite gautą informaciją. Ar imsitės kokių veiksmų, papasakosite apie tai kitiems, ar tapsite sąmoningesni? Svarbu atkreipti dėmesį į detalės ir išvelgti, kaip jos susijusios ir kaip veikia bendrą situaciją. Jeigu dažnai praktikuositės, išlavinsite savo galias ir jums nereikės jokių pagalbinių priemonių, nes gausite informaciją iš savo vedlių, iš visatinio žinių šaltinio ir pasikliausite savo intuiciją. Galbūt kartais nuspręsite naudoti kokias nors pagalbinės priemonės, bet jos nebus būtinos. Išmokę atsiverti visatos energijai, sustiprinsite savo dvasinę energiją ir gausite reikalingos informacijos. Pažvelkite, kas slepiasi už šio pasaulio ribų ir susilieję su visatinė energija raskite išmintį. 56 virgulės. Pamenu, kaip vaikystėje seneliai mokė mane naudotis virgulėmis. Ji davė man gluosnio šakelę ir liepė surasti, kurioje vietoje giliai žemėje yra vandens. Ir jūs galite rasti vandenį žemėje, naudodami į ilgosios formos medžio šakelę. Vaikščiokite laikydami šakelę už išsišakojusių galų. Kai pajusite, kad į priekį atsikišusi šakelės dalis linksta žemyn, žinokite, kad toje vietoje yra vandens. Virgulės taip pat padeda rasti naftos telkinius, metalų, brangių akmenų, mineralų klodus arba pamestus daiktus. Dauguma ieškotojų naudoja virgulės, tačiau kai kurie žmonės tiesiog pasivaikšto po sklypą ir be jokių pagalbinių priemonių pajunta, kurioje vietoje žemės gelmėse yra vandens. Paprastai šių žmonių ryšys su žeme yra labai stiprus, todėl jų kūnas veikia kaip virgulės. Vietoje virgulių galima naudoti ir švytuoklės, iš metalo arba mineralų padarytas lazdeles.
Aš iki šiol pirmenybę teikiu gluosnių šakeliai, nes tai yra gamtos dalis glaudžiai susijusi su žemės energija. Dirbdami su virgulėmis susijungiate su teigiama žemės energija, kuri sustiprina jūsų vibracijas. Ieškokite su virgulėmis ir rasite. 57. Giedojimas ir būgno mušimas. Giedojimas ir būgno mušimas padeda pajusti savo dvasinę energiją. Giedojimas yra maldų, afirmacijų arba mantrų kartojimas. Kartojimas jas prijungiate prie aukštesnės visatos energijos. Giedojimas turi būti monotoniškas kaip gaudimas. Prisiminkite grigališkį choralą. Vieni gieda aukštesniais, kiti žemesniais balsais, tačiau kai visi susilieja į vieną, pajuntate giesmės energiją, kuri teka per jūs ir leidžia patirti vienovę su visatinė energija. Ta pati galima pasakyti ir apie būgno mušimą. Būgną galite mušti greitai, lėtai arba derinti įvairius greičius. Būgno garsas ir pats mušimo veiksmas pakelia vibracijų dažnį ir padeda susilieti su būgno garsų nešama visatinė energija. Šie energijos sustiprinimo būdai yra gerai patikrinti laiko, nes žmonės juos naudoja jau šimtus metų. Jie parodė mums kelią į visatinę energiją ir mums tereikia eiti tuo keliu, kad įgytume tas pačias žinias. Kelias gali būti siauras ir status, bet jei eidami juo kartosite kiekvieną žingsnį, pakilsite į didelės aukštumas. 58. Penktosios dimensijos energija. Tikiu, kad penktąją dimensiją patenkama tada, kai žmogus suvokia, kad visatinėme lygmenyje visi esame susiję. Kai pradeda tikėti praeitais gyvenimais ir kitomis metafizinėmis teorijomis, galbūt atmeta tai, kuo tikėjo anksčiau, nes dabar sielos lygmenyje jaučia, jog tai nėra tiesa. Atmeta neigiamus praeities įsitikinimus, nes jie paprasčiausiai nedera su tuo, kaip žmogus dabar mato ir jaučia pasaulį. Panašiai nutiko man, kai dar buvau paauglė. Niekaip nesugebėjau rasti paaiškinimo, kodėl žmonės bažnyčioje elgėsi vienaip, o už bažnyčios sienų visiškai kitaip. Man jų elgesys atrodė veidmainiškas. Kildami į aukštesnės dimensijas pastebėsite, kad ankstesnis suvokimas jūsų nebetenkina ir pradėsite ieškoti naujų koncepcijų bei idealų, derančių su jūsų aukštesniuoju aš. Daugelis žmonių penktąją dimensiją laiko plotme, kurioje erdvė ir laikas yra kintantis, nestabilus, nenusistovėję, priešingai nei mūsų dimensijoje. Tai tiesa, vis dėlto tikiu, kad tai veda dar giliau ir yra žingsnis į aukštesnį universalų žinojimą. Augdami dvasiškai, pradedate matyti platesnį visatos vaizdą. 59. Įmerkite savo rankas į vandenį. Didžiąją žmogaus kūno dalį sudaro vanduo, bet to jis yra būtinas gyvybei palaikyti. Todėl natūralu, kad vanduo gali padėti mums pakelti vibracijų dažnį. Kad išvengtume dehidratacijos, turime gerti daug vandens ir jau vien tai sustiprina energiją. Kai po ilgos dienos išsimaudome vonioje arba duše, atsipalaiduojame ir nurimstame. Jeigu neturite laiko ar galimybės ilgai mirkti vonioje ir išsilaisvinti nuo visų dienos rūpesčių, arba kai vidury dienos jaučiate poreikį greitai atsigaivinti, savo energiją galite sustiprinti įmerkdami į vandenį rankas. Pakiškite rankas po tekančių vandeniu ir kurį laiką ramiai palaikykite. Jūs nepanerėte rankas po vandeniu, o pakišate jas po srove, leisdami vandeniu laisvai per jas tekėti. Pajuskite vandens srovę, jo temperatūrą, šilumą arba šaltį, jo gaivinančią gyvybinę jėgą. Įsivaizduokite, kad jo energija teka į jūsų delnus, kyla rankomis, užlieja visą kūną. Pajuskite, kaip ši energija teka per jūs ir pasiekia giliausius jūsų esybės klodus. Vanduo padeda ne tik atsigaivinti, bet ir atsikratyti negatyvumo.
Jeigu su kuo nors susiginčijote, jei viskas klostosi ne taip, kaip reikia ir jūs jaučiatės prislėgti, nusiminę arba suirzę, praleiskite kelias minutės prie kriauklės. Atsukite vandenį ir nustatykite tokią temperatūrą, kokios tuo metu jums norisi. Visus vanduo nuramina, kai esame įpykę, praradę kontrolę arba įsiaudrinę, o karštas vanduo padeda atsipalaiduoti, išsilaisvinti nuo įtampos. Pakiškite rankas po vandeniu ir įsivaizduokite, kaip visos neigiamos energijos ir stresas per delnus palieka jūsų kūną ir kartu su vandeniu nuteka į kriauklę. Išsilaisvinę nuo negatyvumo, leiskite teigiamai vandens energijai per delnus tekėti į jūsų kūną ir sugrąžinti jums pusiausvyrą. Šis pratimas turi dvejopą poveikį. Padeda atsikratyti negatyvumo ir pasisemti teigiamos energijos, kuris skatina atgauti pusiausvyrą. Todėl, kai pajusite, kad jūsų vibracijų dažnis nukrito, žingsniuokite į vonią arba virtuvę ir pakiškite rankas po tekančiu vandeniu. Jeigu netoliese yra fontanas, tvenkinys arba šaltinis, kelioms minutėms įmerkite rankas į jų vandenį. Susilietimas su bet kokiu vandens telkiniu padės greitai atkurti savo energiją. Vanduo yra galinga stichija, galinti sustiprinti jūsų gyvybinę jėgą ir grąžinti jums pusiausvyrą. 60. Uždekite smilkalą. Vienų smilkalų kvapas yra lengvas ir malonus, o kitų sunkus ir aštrus. Smilkalų žmonės degina, kai nori atsipalaiduoti, nusiraminti. Jie taip pat dažnai naudojami medituojant, siekiant užmegzti ryšį su savo aukštesniuoju aš, savo vedliais ir dvasinio pasaulio mokytojais. Smilkalais galima apvalyti namus ir žmogaus energetinį kūną. Jie padeda susikoncentruoti, žadina kūrybingumą, kelia motyvaciją, o tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi. Smilkalai jums gali padėti atrasti vidinę ramybę ir laimę. Nuostabūs smilkalų aromatai padės pasijusti geriau, ko ne visais atvejais. Jei dar niekada nesate deginę smilkalų, prieš įsigydami paklauskite parduotuvėje, ar jie negalėtų uždegti jūsų pasirinkto smilkalo. Jeigu mėgstate rizikuoti, tiesiog pirkite, bet žinokite, kad kvapas jums gali nepatikti. Kartais įgijau smilkalų, kurių kvapas sukėlė man čiaudulio priepuolį. Jei norite, kad smilkalų aromatas duotų kuo daugiau naudos, uždegę smilkalą, ramiai atsisėskite ir mėgaukitės jo kvapu. Giliai kvėpuokite, leisdami kvapui tekėti visų jūsų kūnų. Paklauskite savęs, ką jums primena tas kvapas, pagalvokite, kaip jis jūs veikia. Smilkalai gali priminti jums tiek teigiamas, tiek neigiamas gyvenimo situacijas, tačiau bet kuriuo atveju sužadinti jausmai padės pakelti vibracijas. Sakykime, nusipirkote smilkalų, kvepiančių kaip gaivi ryto rasa, arba kaip ką tik nupjauta žolė, arba kaip vasaros lietus. Stebėkite šiuos vaizdinius savo mintyse ir pagalvokite, kokius jausmus jumise šis kvapas pažadina. Ar jaučiate ramybę, ar jaučiatės laimingi, o gal jaučiate svaigulį ir lengvumą? Įkvėpdami smilkalo aromato, atpažinkite, aiškiai pajuskite jumise kylančius jausmus, leiskite jiems iškilti į paviršių ir sustiprinti jūsų energiją. Jeigu smilkalo kvapas jums primena neigiamą patirtį, atidžiai išanalizuokite ją ir raskite bent vieną teigiamą dalyką, kurį ta patirtis atnešė. Sutelkite dėmesį į šią pozityvę mintį ir leiskite jai sustiprinti jūsų energiją. Smilkalai padeda užmegzti ryšį su savo vedliais ir pasijusti vienoje egzistencijos plotmėje su jais. Pajuskite savo dvasinę savastį, leisdami smilkalo kvapui tekėti per jūs ir savo mintims laisvai klajoti. Nuostabūs smilkalų aromatai gali pažadinti jumise jausmus, kuriuos ilgai ignoravote. 61. Numerologija. Raskite savo aukšto dažnio skaičių.
Numerologija yra mokslas apie skaičius, leidžiantis nustatyti žmogaus stipriąsias puses, talentus, emocinės reakcijas į kitus žmonės bei situacijas ir taip toliau. Šiandien numerologai naudoja keletą skirtingų skaičiavimo ir interpretavimo būdų. Daug apie save sužinoti galite iš skaičių, kurie priskiriami jūsų vardo raidėms. Išsirinkite tokią interpretavimo sistemą, kuri jums atrodo teisinga. Ir užrašę savo pilną vardą ir pavardę, po kiekvieną raidę užrašykite ją atitinkantį skaičių. Tada skaičius sudėkite. Gavę rezultatą iš dviejų skaičių sudėkite ir šiuos, kol gausite vieną ženklį skaičių. Pavyzdžiui, mano vardas – Melisa Alvarės. Pagal šumerų numerologiją skaičiai užrašomi taip: 4, 5, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 7. Sudėję šiuos skaičius gauname 45, o 4 plus 5 lygu 9. Vadinasi, mano vardo skaičius yra 9. Pagal mano pasirinktą interpretavimo būdą skaičius 9 parodo, kad esu originali, ryžtinga, linkusi imtis iniciatyvos ir prisikasti iki reikalo esmės. Norint nustatyti savo aukšto dažnio skaičių, reikia nubraižyti lentelę. Paimkite tuščią popieriaus lapą ir jo viduryje užrašykite 3 eilutes skaičių. Viršutinėje eilutėje iš kairės į dešinę užrašykite 7, 8 ir 9. Vidurinėje 4, 5 ir 6. Apatinėje 1, 2 ir 3. Tarp visų skaičių palikite didelius tarpus, kad galėtumėte skaičius apibraukti. Dabar suskaičiuokite, kiek kartų kiekvienas skaičius kartojasi jūsų varde ir pavardėje, o tada tiek pat kartų apibraukite tą skaičių lentelėje. Pavyzdžiui, mano vardė ir pavardėje yra 4 vienetai, todėl lentelėje vienetą apibraukiu 4 kartus. Dvejetas yra tik vienas, todėl lentelėje dvejetą apibraukiu 1 kartą. Trejetai yra 4 ir lentelėje šį skaičių apibraukiu 4 kartus ir taip toliau. Mano lentelėje skaičiai 1 ir 3 apibraukti daugiausia kartų po 4. Vienetas yra visų kitų skaičių pagrindas ir parodo, kad esu kūrybinga bei linkusi globoti kitus. Trejetas parodo, kad visose situacijose ieškau šviesiosios pusės, visose reikaluose siekiu atskleisti tiesą ir niekada nesilaikau neutralumo. Arba mėgstu ir pritariu, arba ne. Apsvarsčiusi šias skaičių reikšmes nusprendžiu, kad jos tikrai atitinka mano charakterį. Ištekėjusioms moterims gali būti labai įdomu pažiūrėti, kuo skiriasi jų mergautinė pavardė nuo perimtos iš vyro pavardės. Paprastai abi pavardės dera su moters dvasinė savastimi. Nusibraižykite lentelę ir atraskite savo skaičius. Gilinimasis į numerologiją padeda pakelti vibracijų dažnį, nes šis senas mokslas leidžia geriau pažinti save. Atkreipkite dėmesį į jus supančius skaičius ir pažvelgę giliau, pažinkite savo vidų. 62. Astralinės kelionės. Astralinė plotmė mums atsiveria kiekvieną kartą, kai užmiegame arba kai sąmoningai leidžiamės į astralinę kelionę. Keliaudami į astralinę plotmę jausite, kad paliekate savo kūną ir galite laisvai judėti astralinėme pasaulyje. Vienu metu galėsite matyti ir tai, kas vyksta astralinėje, ir tai, kas vyksta žemiškoje plotmėje. Net ir labai trumpam palikdami kūną pakeliate savo vibracijų dažnį, nes susijungite su savo sielos energija. Astralinį kūną su fiziniu visada jungia sidabrinė gija. Ji leidžia jums grįžti į kūną bet kurią akimirką, kai keliaudami astralinėje plotmėje pasijaučiate nejaukiai. Išbandykite šį pratimą. Atsigulkite, raskite savo centrą ir įsivaizduokite, kad paliekate kūną ir keliaujate po astralinį pasaulį. Gali būti, kad turėsite ilgai praktikuotis, kol jums pavyks iš tikrųjų išeiti iš savo kūno. Jei keliaudami išsigasite, galite pajusti stiprų truktelėjimą ir labai greitai grįžti į kūną. Nereikia dėl to nerimauti, nes tai yra normalu.
Astralinės kelionės padės jums pakelti asmeninės vibracijas į aukštesnį lygmenį. Pakilkite į plotmes esančias už fizinės realybės ribų, kad aiškiau pamatytumėte savo vidinę šviesą. 63. Pakylėjimas. Tradiciškai pakylėjimas yra materijos virtimas dvasia. Tai yra aukščiausio lygio transformacija, perėjimas iš fizinės plotmės į dvasinę nepatyrus mirties. Pakylėtosios būtybės sugeba valdyti materiją ir gali gauti bet kokią fizinę formą, bet tikrasis jų būvis yra gryna energija. Mano požiūris į pakylėjimą šiek tiek kitoks. Netikiu, kad tai skirta tik keletų išrinktųjų arba kad pakylėjimas galimas tik aplenkiant mirtį ir tampant dvasia. Tikiu, kad artėjame prie pakylėjimo visada, kai keliame savo sielos dvasinį dažnį, keisdami savo požiūrį į visatą, pasaulį, religijas, naujai peržvelgdami savo gyvenimą. Pavyzdžiui, lavindami savo psichinius sugebėjimus, stengdamiesi pažinti savo dvasinę savastį ir dvasiškai augti. Taip artėjame prie pakylėjimo, nes stiprėja mūsų tikėjimas dvasiniu pasauliu. Prieš jūs nuolat atsiveria naujos durys ir jūs vis labiau ir toliau žengiate savo dvasiniu keliu. Atsiveriate naujoms idėjoms, kurios anksčiau jums atrodė svetimos. Man pakylėjimas siejasi su dvasingumu, su savo sielos energijos pajautimu ir judėjimu į priekį pasirinktų keliu. Kaip judėti aukštyn į pakylėjimą? Visi vibracijų dažnio pakelimo būdai, apie kuriuos iki šiol kalbėjome, padeda pakilti aukštesnius lygmenius, nes keičia mūsų suvokimą ir kelia asmeninės vibracijas. Kai šalinate kliūtis iš savo kelio, kai valotės nuo negatyvumo, keičiasi jūsų sąmonė. Jūs kylate į aukštesnius lygmenis ir artėjate prie Dievo. Tačiau pirmiausia, turi pašalinti kliūtis iš savo kelio. Vienas svarbiausių žingsnių šiame procese yra savo baimių pažinimas. Pasistengkite suprasti, iš kur kyla jūsų baimės, o tada jų atsikratykite. Baimė tik kliudo siekti savo tikslų. Taip pat svarbu visose gyvenimo aspektuose ieškoti gilesnės prasmės. Paviršutiniškas, lengvabūdiškas gyvenimas nenuves jūsų ten, kur norite nueiti. Visada žvelkite giliau ir siekite aukštesnių idealų. Mano požiūris yra netradicinis, bet jis dera su mano gyvenimo keliu. Jei norite pakilti į aukštesnės plotmes, pakeiskite savo įsitikinimus, išplėskite savo horizontą ir tikėkite. 64. Ką jums reiškia nušvitimas? Jeigu norite pasiekti savo tikslą, labai svarbu, kad rastumėte atsakymą į klausimą, ką jums reiškia nušvitimas. Ar laikote save naujokų stovinčių kelio į nušvitimą pradžioje? Ar laikote save jau nušvitusių ir siekiančių tolesnio dvasinio augimo, stiprindami asmeninės vibracijas? Bet kuris variantas yra geras, nes jis tinka jums, einančiam savo unikaliu dvasiniu keliu. Kiekvienas mūsų galime savitai apibūdinti nušvitimą, bet visuotinai priimtinas paaiškinimas yra toks. Nušvitimas yra universalių tiesų pažinimas siekiant baigti reinkarnacijų žemiškoje plotmėje ciklą ir sugrįžti į kūrinijos šaltinį. Nušvitęs žmogus aiškiai suvokia savo tikrąją vidinę prigimtį ir šį suvokimą būna pasiekęs per asmeninės patirtis. Tai reiškia, kad jis neapsiriboja savo intelektualiais sugebėjimais ir pasikliauna savo pojūčiais, įskaitant ir šeštąjį jausmą, kurio protas negali visiškai paaiškinti. Nušvitęs žmogus žino, kad jo esmė, dvasinė savastis yra energija peržengianti laiko ir erdvės ribas. Jis suvokia, kad ši gyva energija sieja viską ir visus, kad jis yra maža visumos dalelė.
aktyviai siekdami nušvitimo, artėjate prie savo dvasinių tikslų. Norint nušvisti, reikia pažinti visą savo esybę. 65. Tekėti pasroviui. Gyvenimas būna daug lengvesnis, kai plaukiamas pasroviui, o ne kovojama ir iš visų jėgų įrėmės prieš srovę. Sakydama, kad geriau yra tekėti pasroviui, turiu omenyje, jog nereikia sielvartauti dėl dalykų, kurių negalima pakeisti. Ar pastebėjote, kad tada, kai turite problemų, pasijuntate, lyg būtumėte priešinga ir judėtumėte priešinga kryptimi, nei juda jūs supanti energija? Kartais jaučiu pasipriešinimą kiekviename žingsnyje ir tokiose situacijose paprastai slypi pamoka. Suvokimas, kad judu prieš srovę, paskatina mane įsigilinti į aplinkybės ir rasti priežastį, verčiančią judėti priešingą kryptimį nei supanti teigiamą energiją. Juk aš nenoriu judėti su neigiama energija. Siekdama, kad mano gyvenimas tekėtų kuo sklandžiau, be dramų ir sukrėtimų, ieškau priežasčių, kurios neleidžia man judėti pasroviui, o tada pašalinu jas. Automobilio vairavimas yra puikia metafora paaiškinanti šią idėją. Vairuodami jūs negalite kontroliuoti kitų žmonių veiksmų, bet galite išsaugoti ramybę ir pusiausvyrą, užuot irzę ir pykę, kad kiti blogai vairuoja. Jeigu vis dėlto supykstate, galite tiesiog sustoti šalikelėje, nusiraminti ir važiuoti toliau. Tai nereiškia, kad turite daryti tai, kas tam tikromis aplinkybėmis atrodo lengviausia. Tiesiog pasistengkite į savo tikslą rasti harmoningą kelią. Kartais tinkamai pasirinkti būna labai sunku, bet jei pasistengsite, pajusite, kuria kryptimi jūs neša visatinė energija. Kai gyvenimas kupinas rūpesčių, pažiūrėkite, ar plaukiate pasroviui ar prieš srovę. 66. Valios jėga ir tekėjimas. Valios jėga yra jūsų sugebėjimas iki galo siekti užsibrėžto tikslo. Pavyzdžiui, jeigu nusprendėte numesti svorio, valios jėga neleis jums sustoti pusiaukelėje. Kai užmezgate artimus santykius, valia padeda atsispirti visoms pagundoms, nes mylite savo artimą žmogų ir nenorite jo skaudinti. Tekėjimas yra visiškas panirimas į savo energiją. Leiskite savo energijai laisvai tekėti per jūs ir lengviau pasieksite tikslus, o jūsų pastangas vainikuos sėkmė. Išsaugoti valios jėgą kartais būna sunku, o tekėjimas gali tapti natūralia būsena. Tai judėjimas per gyvenimą muzikos ritmu, kartu su jūs supančia teigiamą energiją. Tai lengvas sklendimas per negatyvumą siekiant sugrįžti į pozityvumą. Tai susiliejimas su energija, kuris skiriasi nuo valios pasireiškimo, sakant, ketinu padaryti tai arba nedarysiu šito. Tikėjimas yra veikiamas emocinėme sielos lygmenyje. Jeigu tikėjimas taps natūralia jūsų būsena, galėsite daug lengviau sustiprinti savo energiją, nei mėgindami tai padaryti valios pastangomis. Reikalingi abu, ir valios jėga, ir tikėjimas, bet turime įžvelgti tarp jų skirtumą. Leiskite visatiniai energijai tekėti per jūs, nešti jūs ir pakelti jūs aukštyn. 67. Šiandiena yra šiandien, rytojus yra rytoj, vienu metu gyvenkite vieną dieną. Ar esate linkę organizuoti ir planuoti viską iki smulkmenų, kol jūsų dienotvarkė pradeda plyšti per siūles? Puiku, jeigu jūsų gyvenimas yra turiningas, bet jei norite pakelti savo vibracijų dažnį, turite elgtis šiek tiek kitaip. Užuot planavę kiekvienos kitos dienos ar savaitės minutę, pamėginkite gyventi tik šiandien. Giliai įkvėpkite, jūs tai galite.
galite bent trumpam liautis kontroliuoti ir tiesiog būti. Pažiūrėkite, kas atsitiks, jeigu vieną dieną gyvensite be planų. Nustoję kontroliuoti kiekvieną savo gyvenimo aspektą, pamatysite, kad į jūsų gyvenimą pradeda ateiti nauji ir kartais visiškai netikėti dalykai. Kai diena kupina darbų ir suplanuota kiekviena minutė, nelieka erdvės netikėtumams. Net jeigu jie nutinka, dažnai nepastebite jų. Jeigu susitelksite į tai, kas vyksta šią akimirką, ir rytojų paliksite rytojui, imsite matyti, kas dedasi aplinkui. Nustoję lėkti pašėlusiu greičiu ir rasite laiko dvasiniam augimui. Galbūt sugebėsite rasti laiko netgi atsipalaidavimui. Gyvenkite šiandien, lyg tai būtų paskutinė diena, o rytojus pats pasirūpins savimi.